Seniai, labai seniai, vienoje girioje slypėjo kaimelis, kurio gyventojai buvo mėlyni nykštukai besivadinantys smurfais. Jie buvo geručiai. Greta jų gyveno piktasis žynys Gargamelis, baisus blogiukas. Neapkenčiau smurfų. Tuoj aš tau. Visus jūs išgaudysiu. Minėsit mano žodį. Vis tiek pričiupsiu. Rasiu tą jūsų kaimelį. Giria tebėra ten pat. Gerai įsiklausę ir šiandien išgirsite įtūžusio Gargamelio balsą. O jei būsit geručiai, kas žino, gal net pavyks pamatyti kokį smurfą. Smurfai. Šaunuolis meistrelį. Paskubėk, niurzga, labai atsilieki. Neapkenčiu gudručio. Stipruoli, šitaip gali kristi ir sprandą nusisukti. Lipu pas tave. Kaip suprantu, nesigirdėjęs išmintingo patarimo. Nepjauk šakos, ant kurios pats sėdi. Pamąstyk prieš pjaudamas. Kas bus, kai šaka nukris? Jauk iš kitos pusės. Sėdint čia? Taigi, dabar jau gali pjauti. Tau labai pasisekė, kad ėjau pro šalį. Iš tikro. Tikiuosi kitą kartą būsi atsargesnis. Jau žinau, ką daryti. Suriškite rastus. Tik žiūrėkit, kad neliktų tarpelių. 9 kartus pamatuokite ir tik 10. Ingaliau, nevalia miegoti, kai visi aplink pluša. Paskųsiu tave tėtei. Tai duos tau pilos. Tėtė smurfai, kur tu, kai man tavęs reikia? Žiupsnelis mandragoro šaknies? Na štai, patikrinkim, ar naujosios trąšos veiksmingos. Nagi, Ramunėlė, stiepkis viršun. Auga. Puiku. Man pavyko. Išradau puikias trąšas. Jergutėlė, o kas čia dedasi? Ko gero įsivėlė klaida. Ko gero per daug įbėriau. Plėšrus augalas? Nejaugi kasi ranką, kuri tave laisto. Čia tau malkų. Šalin nuo manęs čiuptuvus. Gelbėkit, padėkit. Tėtė šaukia. Tėtė? Greičiau, man sunku kvėpuoti. Tučtėjau paleist tėtę nenaudėlę. Gelbėkit. Stipruoliai, pakirsk jai šaknį. Tu jau, tėtė. Kaip jautiesi, tėtė? Gerai. Bet mano išrastos trąšos labai pavojingos. Nieko pakeisti nebegaliu. Nuneškite į dykumą už miško ir užkaskit. Gerai, tėtė.
dykumos baisiai toli. Vos ant kojų laikausi, o kas tuos toks sunkus. Gal sustokim, nusnaust. Žiūrėk, tarpeklis. Leskim čia, kad nereikėtų kulniuoti iki dykumos. Gerai. Pala, tėtė liepia užkasti žemėmis. Tarpeklį tų žemių per akis. Gal tu ir teisus. Metu. Nusikratėm. Daugiau jokių bėdų nebus. Taip, skubėkim į kaimą. Nori kuo greičiau atsigulti į lovą. Mane graužia sąžinė. Negaliu niekių sumerkt. Stipruolis teisus. Trąšas turėjome užkasti dykumoje, kaip tėtė liepė. Gal bent stipruolis žinos, ką daryti. Kas čia? Verčiau keliausiu namo. Kas čia? Kas? Kas drįso pertraukti mano grožio miegą? Ką visą tai reiškia? Neapkenčiu triukšmo. Mano trimitas čia nieko dėtas. Ar visiems viskas gerai? Tėtė sako, kad triukšmas naktį išmuša iš pusiausvyros ir sugadina visą dieną. Kas čia per triukšmas? Kas atsitiko? Tėtė, kai kas nutiko man. Išgirdau plasnojimą ir keistą klyksmą. Paskui išvydau didžiulį grėsmingą šešėlį. Šešėlis ir klyksmas. Tėtė, mūsų sandėliukas suniokotas. Visos maisto atsargos dingusios. Sandėliukas? Kas galėjo taip siaubingai pasielgt? Tėtė, mes ką kičionai? Paukščio pėdsakai. Tas paukštis turėtų būti siaubūnas. Vadinasi, milžiniškas paukštis turėjo visas mūsų atsargas. Visus kaštainius, kukurūzus ir sasaparėlį. Ir visą medų. Ak. Viliuosi, kad bent tilto nenugriovė. Nes jei taip, nebegalėsim pereiti jų upės ir parsinešti maisto. Eime patikrinti tilto. Neapkenčiu tikrinimų. Tiltas tebestovi. Puiku. Tuomet kuo greičiau parsineškim, ko nors valgomo. Paukštis siaubūnas. Iš kur jis toks atsirado? Neapkenčiu siaubūnų. Žiūrėkit, vėl atplasnoja. Griauna mūsų tiltą. Neapkenčiau kritimo. Visi kuo greičiau į kaimą. Saugokitės. Čionai žinau puikią slėptuvę. Nagi, paukščia galvi. Neapkenčiu tamsos. Kaip baisu. Ką darysim, tėte Smurfai? Mes tą paukštį pergudrausim. Paskui mane. Tu išmintingas, tėte, kai tu šalia nėra ko nerimauti. Gelbėkit!
Kuo greičiau visi į susirinkimų kampelį. Sukviečiau jūs norėdamas pranešti, kad iškilo didžiulė grėsmė. Pasukim galvas, kaip apsisaugosime nuo to plėšraus siaubūno. Neapkenčiu plėšrūnų ir siaubūnų, neapkenčiu paukščių. Plėšrus. Tas paukštis man primena augalą, kuris užpuolė mane laboratorijoje. Turėjom užkasti dykumoje. Taip, bet tu, stiepruolį, tingaliau. Taip, tėte. Ar trąšas užkasi dykumoje, kaip ir liepiau? Na, tingalius. Tiesa ta. Įmetėm jas į tarpeklį, tėte. Į tarpeklį. Kaip drįsote nepaklusti mano nurodymams. Nevalia nepaklusti tėtės nurodymams. Slėpkitės. Matot, kas būna, kai nevykdomi tėtės nurodymai. Įsitraukėte gausybę bėdų sau ant galvos. Pro duris tas kvailas paukštis tikrai neprasibraus. Taip ir maniau, kad durys jį sulaikys. Hei, paukšti, šia tau dovanėlė. Ei, taip negalima. Visai nejuokinga. Slėpkitės miške, greičiau. Čia saugu. Paskui mane, žinau, kur tikrai būsime saugus. Niekingas padarė. Siaubūnas skrenda šalin, tėte. Ir gerai. Turime pasikviesti čia ir kitus smurfus. 1, 2, 3. Šūktelkim. Juhu, smurfai! Čia plunksnius. Jis galėtų padėti mums perduoti žinutę. Štai, sėkmės plunksniau. Ir saugokis siaubūno. Siaubūnas matosi, smurfyte? Nekenčiu siaubūno. Ne, bet... Kas ten? Siaubūnas, jaučiu jį. Savo širdim? Aš visai nebijau. Iš vis nieko nebijau. Aukštis siaubūnas. Čia plunksnius. Mūsų gandriukas? Koks ten ženklas? Smurfai, skubėkite į senąjį bokštą. Na žinoma, seniausiai supratau, kad čia mūsų gandriukas. Tikriau, čia laiškas nuo tėtės, turime rasti kitus. Ei, smurfai! Kas yra smurfyte? Kur tėtė? Senajam bokšte eime. Neapkenčiu bokštų. Tėtė, štai ir jie. Ir ne vieni. Siaubūnas. Dabar tai jiems bus riesta. Gelbėkite!
Neskubėkite, ponia paukšti. Iš skubos darbo jokios naudos. Vargšas gudrutis. Valio gandriukui. Ar anksti džiaugtis? Bėdos dar nesibaigė. Teks gerokai pasukti galvą, kaip nusikratyti to plunksnuočio. Man šovė mintis. Galėčiau suremontuoti šį seną arbaletą. Štai jis. Kas, kur, kada? Pasiruošk, nusitaikyk, šauk. Ugnis! Ne, kirėpla, šis akmuo per mažas. Tėtė liepė nepalikti įtaiso be priežiūros. Tėtė sako, ugnis! Paskųsiu tave, tėtė, stipruolį. Teks sugalvoti kitą planą. Ne, tai netiks. Ne, ir tas netiks. Sugalvojau, žinau, sugalvojo. Galiau, stipruolį? Ar pamenat, kur tiksliai išmetėte trąšas? Taip, tėte. Puiku, nuveskite mane ten. Išeisim, kai tik sutems. Būk atsargus, tėte. Turime grįžti prieš aušrą, nes tada pabus siaubūnas. Dar toli? Nelabai. Dar toli? Nelabai. Dar toli? Taip toli. Buteliukas dugno nepasiekė. Prie darbo. Jau to išvis. Štai trąšos, tėte. Gerai, kad šiek tiek liko. O ką su jomis darysi, tėte? Pakeisiu jų savybės. Atversiu paukštį pirmykštį pavidalą. Kažin ar spėsim, tėte? Jau švinta. Skubėkim. Beveik parbėgom. Mums riesta. Mums galas. Džiaukis, Tingaliau. Galėsim miegoti amžinu miegu. Baisiai pavargau. Smurfai, atidarykite langą. Per plauką. Savaitę akių nesumerksiu. Meistrelė, ar staigmena siaubūnų jau paruošta? Taip, tėte. Traukite katapultą, o aš pasistengsiu pakeisti sudėtį. Štai jis. Pasirengę? Ugnis.
Pataikėm. Šalin siaubūną. Ką darysim su tuo bjauriu milžinišku siaubūnu? Sušersiu jam pakeistų trąšų. Palinkėkite man sėkmės. Stipruolį, kai šūktelsiu jau, spirk jam į pasturgalį. Šikštuolį, atrišk snapą. Pasirengę? Jau, stipruolį. Kas? Kur, kada, kodėl? Taip, girdėjau. Štai iš čia, neturiu laiko. Taigi tėtė pakeitė trąšų sudėtį ir paukštė susitraukė iki normalaus dydžio. Puikiai mintis. Daugiau dėl to bjauraus paukščio mums neskaudės galvos. Ar nežinojai, kad krentantis akmuo neapsamanoja?